Lietuvos režisūros studentai turi visas galimybės, dar nelaikydami rankose diplomo, laikyti savo kurtą filmą. Kai kurie iš jų studijas baigia net ne su vienu pačių režisuotų filmu, o kai kam pasiseka už savo indėlį į kino industriją gauti sidabrinės gervės kiaušinį. Aš noriu pasakyti, kad šiais metais mes netilpome nominacijas. Studentų darbai buvo tiek geri, kad norėjosi tų nominacijų daugiau. Mums 5 nominacijų buvo per mažai. Buvo didžiulis džiaugsmas, kad šiais metais buvo nepaprastai daug žanrų. Būtent žanrinio kino. Tai buvo ir siaubo filmų, ir komedijų. Ir įvertinti, kuris bus geriausias iš geriausio, buvo tikrai labai didelė diskusija ir labai didelis galvos skausmas komisijai. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūros antro kurso studentė Klaudija Matvejevaitė nėra naujokė filmų kūrime. Koziriai jau 3. režisierės trumpametražis filmas. Dar 2018 metais Klaudija laimėjo 1. sidabrinės gervės kiaušinį už debiutinį filmą. Po pertraukos sugrįžusi į akademiją ir savo darbo vadovu pasirinkusi Lauryną Bareišą, šiemet komisijai pateikė filmą apie merginą, planuojančią savo ateitį. Toks jausmas tiesiog, kad kvėpuot laisviau pradėjau. Tiesiog visiškai kitaip. Vilniaus kolegijos 3. kurso studentė Rebeka Salomėja Kavaliauskaitė nustebino nacionalinių kino apdovanojimų komisiją pateikusi ne vaidybinį, ne dokumentinį, bet animacinį kino filmą. Ir tai suteikia vilčių, kad jei šiemet tarp apdovanojimų nėra animacijos kategorijos, tai gal ateityje vėl turėsime didesnę gausą šio žanro kūrinių. Režisierės vadovas Valentas Aškinis. Londone studijuojantis Dovydas Drakšas šių metų komisijai pristatė 2. savo trumpametražį filmą Praeis. Filmas jau yra laimėjęs 3 tarptautinius festivalius. Tai pasakojimas apie tėvo ir dukters santykius. Veiksmas nukelia į 2000-ųjų pradžią ir perteikia to laikmečio dvasią. Filmas Praeis režisieriaus diplominis darbas, kurį Dovydas filmavo savo gimtajame mieste Klaipėdoje. O ką tu nori, kad aš tau pasakyčiau? Ką žinau, ką nors, kas tau šaus į galvą. 3 metus iš eilės Arnas Balčiūnas nacionalinių kino apdovanojimų komisijai pristato savo filmus. Debiutinis režisieriaus filmas yra laimėjęs sidabrinės gervės kiaušinį. Dabar į šį apdovanojimą pretenduoja filmas apie sūnaus ir tėvo nutrūkusį ryšį. Pravažiavus Napoleono kepurę. Darbo vadovė Eglė Vertelytė. Tu šaunuolis. Susitvarkėjai, visas mokaisi. Taip kaip reikia. Tvirtai stovi ant kojų. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 4. kursė Milda Augustaitytė ėmėsi dokumentinio žanro ir stebėjo anatomijos profesoriaus kasdienybę. Filmas Subtilus reikalas yra 3. režisierės darbas. Už pernykštį taip pat dokumentinį filmą Milda buvo apdovanota sidabrinės gervės kiaušiniu. Naujausios filmo darbo vadovas Audrius Stonys. Tu niekaip negali pradžioje atsijungti nuo to, kad tai yra patika. Ir staiga taip, ir viskas taip pavyksta. Filmai, kuriuos nominavom, galima būtų paminėti, kad jie nėra tokie tamsus, bet jie analizuoja tai, kuo gyvena studentai. Tai yra jų asmeninės problemos, jų asmeniniai gyvenimai, jų įžvalgos ir jų kažkokie dienos pastebėjimai, dienos rūpesčiai. Po studentų darbų peržiūros, ką noriu padaryti, tai labai pasidžiaugti, kad Lietuvos kinas eina teisinga linkme. Ir kad mes tikriausiai sulauksime ne tik tai gerų dramų, bet ir labai gero žanrinio kino ateityje. Kuris iš studentų darbų gaus sidabrinės gervės kiaušinį, sužinosime birželio 8 dieną.